Esu Klaipėdoje, važiuoju į Priekulės Ievos Simonaitytės gimnaziją. Važiuoju Košmeko užduotį. Ir kad gimnazistai galėtų atlikti savo užduotį, keliauju į specialistus klijų ir šautuvų. Sveiki, turiu 6 ir Gent T klijus, kurie klijuoja net bumperius. Ir komentuokite, į kokią gimnaziją dar norėtumėt, kad atvažiuočiau. Labas. O hebrytė, matau, man dar kamštuvų parinkot. Labas, mano gydės. Diskoteka, biblioteka. Toliau visos mokyklos mokiniai buvo įskirstyti į grupės pas tam tikrus mokytojus, kad išmoktų būtent jų dėstomų pamokų. Pas mane susirinko net 30 undinėlės gerbėjų. Kaip einasi? Gerai. Kaip einasi? Gerai. Kaip jum einasi? Labai gerai. Merginos turi pusvalanduką padaryti po detalę, kurios keliaus ant undinėlės karūnos. Jeigu dar kas nors nesupratote, tai per liūtų naktis mokiniai su mokytojais nemiega iki pat paryčių ir turi įvairiausias veiklas naktį. Na ir idėja? Gerai, tas spalvas yra Vienaltonės jūra, Baltijos ir prie vandinėlės taip mėlynas su baltu ir kaip ir meškis. Na ir kas čia bus? Gerai, meškis galvom kaip kriautas. Trumpai ir aiškiai? Tai yra kaip ir tvora, kaip ir Statue of Liberty. Aha. Tai buvo čia apklijavom, biškai labai daug buvo feilų, bet dabar va taip atrodo. Jūsų trijulė, paaiškinkit, ką čia reiškia? Mes darėm karūnas detalę vadinėliai, tai mes darėm tokią karūną ir mes padarėm inicialus Monikos, tai jo praeitą. Čia skleidžia grožį jūrai ir kad nereikia jos teršti. Ir tai buvo mano pirmoji Ekošmeko pamoka su 30 merginų. Po visų veiklų parodėme, ką išmokome, ką pagaminome, gavome padėkas. Ačiū prezidentei Mijai už pakvietimą. Toliau buvo šokiai pokiai, naktinė lazanija valgykloje. Ir